Šiuo metu esame H2 Auto plovykloje. Netrukus parodysime, kaip naudotis išmaniąją programėlę ir dulkių siurbliu. Pirmiausia, ką jūs turite padaryti, parsisiųsti programėlę į savo išmanųjį telefoną, kurią naudotis itin paprasta. Atsidarę programėlę, matysite plovyklą, kurioje šiuo metu esate. Norėdami papildyti virtualią piniginę, spauskite meniu, pasirinkite kortelę, suveskite savo duomenis, tokiu būdu papildydami balansą. Grįžkite į skiltį artimiausią, pasirinkite paslaugą siurblys ir pradėkite švaros procesą. Nesijaudinkite, jeigu norite atsiskaityti grinais, tai galite padaryti ir vietoje. Prieš pradėdami automobilio salono siurbliavimą, rekomenduojame pirmiausia pasinaudoti suspausto oro funkciją, tam, kad galėtumėte išputinėti nešvarumus sunkiai prieinamose automobilio salono vietose. Kai tai atlikote, galite pradėti siurbliavimo procedūrą. Išsiurbkite visus nešvarumus, kurie yra matomi automobilio salone, ant sėdynių, bagažinėje ar kiliminės dangos. Kai baigsite automobilio siurbliavimo procesą, rekomenduojame pasinaudoti antibakterinio gaiviklio funkciją. Tokiu būdu galėsite panaikinti nepageidaujamas bakterijas jūsų automobilio salono viduje ir jūsų automobilis kvepės gaiva. Kai automobilio salonas tapo švarus ir gaivus, galime leistis į kelią